Noriu pakviesti kitą mūsų vakaro kalbėtoją. Tai yra visai Lietuvai žinomas aktorius, režisierius, jaunimo teatro įkūrėjas ir vadovas. Ir kitas labai svarbus, aš atradau jo tokią kitą pusę, tai yra gyvenimo filosofas. Tai prašom, Valentinai, jūsų. Labas vakaras. Gal čia man taip, nežinau, mikrofonas reikalingas turbūt, ne? Aš manau, kad reikalingas kalbėti. Nežinau, po tokio Alekso pakalbėjimo, kad norėjom kalbėti apie virtualų pasaulį, apie realų pasaulį, ir mes įmatom tą realų pasaulį. Bet Aleksas pakeitė tokią, man atrodo, pakeitė labai temą. Ir klausydamas jo tokio nuoširdaus, iš tikrųjų nuoširdaus ir tokio jaudinančio pokalbio, pagalvojau apie tai, kad neseniai mes kalbėjome apie tokį personažą, kuris yra mumyse beprotis. Pabandysiu paaiškinti, kas tai yra. Ta beprotis manyje. Klausydamas Aleksą mačiau tą žmogų, kuris, reiškia, aš galvodavau, kodėl pas Aleksą visi mano ten daugelis studentų studijavę džiaugiasi, kodėl patenkinti juo, kodėl einam nori į jo paskaitas ir jo, reiškia, susitikimus ir atlieka judesius pas jį. Supratau dabar, klausydamas, iš tai nepažinau tiek, kiek dabar pažinau per šitą susitikimą. Mes susitinkam ir jis vedė mano studentam paskaitas ir mes susitinkame koridoriuje ir sakom labas ir kažką paklausom ir būnam aptarimuose. Išgirdau tokį, reiškia, nuoširdaus žmogaus skausmingą prisipažinimą, kažkokį viešą prisipažinimą, viešą išpažinti apie gyvenimą, apie supratimą to gyvenimo, apie profesiją. Supratau, kad viskas ryša mus, supratau, kad Tenisonas, kuris dėstė Savickui, amžinatilsį, jisai pradėjo Kaune. Aš tada buvau dar tik jaunas, buvau 11 klasėj, Tenisonas tada padarė stebuklus, mačiau pirmosius jo spektaklius, tai buvo kažkas nepakartojama. Iš ten atėjo Savickis, atvažiavo į Klaipėdą su savo žmona Savickaitė, čia susitiko Aleksas apsikrėtė šitą bacilą, toliau tęsė savo darbą, išklausęs jo visą gyvenimą, jis nuėjo didelį tokį gabalą gyvenimo. Man buvo labai taip iš tikrųjų baisu klausyti jos skausmingą, nes šiandien aš pragyvenęs teatre ir pradirbęs ilgai pradedu kažkaip tai, pradedu gerbti žmonės, kurie nueina tą menininko kelią, nes jį nueiti yra labai sunku. Yra sunku visą laiką būti apspjaudytam, būti visą laiką nustumtam, kartais ir šlovės pagautam, kartais tau plojama, kartais tau šaukiama, kartais ir tų pinigų būna, kaip reikiant daug. Bet nueiti tą kelią ir nueiti, šiandien pradedu gerbti visus aktorius, dainininkus, kurie nueina tą kelią. Netgi įdomus dalykas yra ir tas pripažinimas ateina iš publikos. Jeigu jūs pastebėjot, pavyzdžiui, niekad negerbiau, prisipažinsiu jums atvirai čia taip pat kaip ir Aleksas, kad nelabai gerbiau ir nelabai pripažindavau Povilaitį, amžinatilsį. Ir kažkaip tai taip galvodavau, ten jisai subkultūra, viskas kažkaip, bet jis nuėjo tą kelią tokį ilgą ir tokį brangų ir pabaigoje, ir kada visa tauta, reiškia, pradėjo netgi pabaigoje klausyti jo tos visus dainavimus. Aš pagalvojau, kad aš buvau neteisus. Ateini tą neteisus, ateini labai per ilgą kelią, per ilgą kažkokį įsiklausimą į tą gyvenimą. Ir įsiklausęs į Alekso tą tokią išpažinti, tokį arba pasakymą, tą jo kelionę, man darosi labai įdomu ir vis dar kartą įsitikinu, kad vėl kažką tai neteisingai, kažką pražiūrėjau, kažko nepastebėjau, kažko nepamačiau, kažką tai vėl reikia žiūrėti. Dabar, jeigu tai pakeista nuotaika, tai galiu pasakyti, kad jau iš tikrųjų esu klaipėdietis, esu priregistruotas pas jūs. Gyvenu
gyvenu žinybiniam bute, jeigu čia dar 5 metai, aš kažkaip tai buvau tarp 4 metai, 3 metai čia buvau tarp Vilniaus ir Klaipėdos, tai dabar jau tikrai esu prisiregistravęs ir esu tikrai gyvenantis pas jūs su jumis kartu. Bandysim nueiti tą kelią, kiek seksis, kiek eit, kiek mes pažygiuosime. Va tai tokie mano popieriai. Dabar apie tą realų pasaulį ir tą nerealų pasaulį. Gal dar pabaigsiu apie beprotį. Apie beprotį galėčiau pasakyti taip, kad kiekvienas mes turim savo beprotį. Ir mes su Lupa, dabar ką tik statėm spektaklį Didvyrių aikštėje, ir jisai labai dažnai užsimindavo apie tą beprotį mumyse. Kas tas beprotis? Aš šiandien studentų atsėdė studentė, Beatričė, aš paklausiau jų visų, kas yra mūsų beprotis. Ir ilgai mes svarstėme, kas tas yra beprotis. Tas beprotis yra labai keistas sutvėrimas mumyse. Tas beprotis yra užsispyrimas, tas beprotis yra normų laužimas, tas beprotis yra drąsa. Tas beprotis yra, kada mes išdrįstam kažką pasakyti to, ko neįmanoma pasakyti. Toks yra menas. Menas yra tas beprotybė. Tas beprotis yra, jis labai yra stiprus. Jis yra emocionalus. Jis yra eina iš širdies. Jis yra beveik tu. Tai yra ekstremali situacija, kada mes pradam elgtis taip, kaip niekad negalim elgtis. Ir scenoje, kada vaidini, tada paprastai tu vaidini, tokį padarai iš savęs, išspaudi tą visą drąsą, tą beprotybę, pakeli, tu gyvenime nesi toksai. Koks esi scenoje. Scenoje tu tampi, sakykime, žymiai drąsesnis. Scenoje tu tampi aktyvesnis. Scenoje yra viskas hiperbolizuota, viskas perdėta. Ir labai turi būti įtaigų, tu turi paveikti. Dėl to tas beprotis mumise, kaip menininkose, kurie ypatingai ant scenos, jis turi gimti. Manau, ar suprantat, ar nepagaunat, kas tas beprotis? Ar suprantat, jis yra, ar nelabai suprantat? Suprantat, jis yra ta drąsa. Pavyzdžiui, ką dabar Aleksas darė, tai aš žiūrėjau ir mačiau jame tą nuoširdumo beprotį, kuris prabilo visai netikėtai. Man buvo labai tiesiog sugraudino jis mane. Jis padarė jis išsiveržė iš jo, jeigu jūs pastebėjote. Jis negalėjo stovėti, jis pradėjo judėti. Jis kalbėjo, veidas jo virpėjo. Jis išleido iš savęs tą džiną. Tai yra labai sunku būna. Tai būna kartais pas kunigą, kada atlieki išpažinti. Tai būna labai retais atvejais atsitinka. Va tai turbūt tiek, jeigu galėsim apie tą beprotį pakalbėti, jis yra labai keistas. Tai yra, pavyzdžiui, jisai yra labai suprantu Aleksą. Pavyzdžiui, aš jums pasakysiu tokį daiktą. Aš visą gyvenimą kūriau kažkokį kamparą, kūriau kažkokį eterį. Ką aš galiu jums parodyti? Savo vaidmenis, kurios kažkada rodžiau. Jų nėra. Nėra Kaligulos, nėra Strindbergo, nieko nėra. Tai yra kamparas, tai yra toksai, užuosti gali taip pat. Pauosti ir jisai yra. Jo nėra. O aš visą gyvenimą to dirbau ir tą dirbo ir Aleksas. Mes dirbam tą darbą tokį, kaip pasakyti, jis yra kvapų pasaulyje. Jam niekam negali nei vaikui parodyti. Vaikas sakys, o ką dar tėvelį mokė? Nesąmonė, filmai seniai yra, jie juokingai jo žiūrėti, nes tu esi jau pasenęs, nosis ištisus, ausis atvėpė, o ten kažkoks tai beprotis lakštas, jaunas, ilgais plaukais ir tu daraisi juokingas, kad tu sakai, čia aš. Čia ne tu, ten tu esi tavo vaikystė, tavo kažkas, aš nežinau, bet ten aš neturiu ką parodyti tiesiog. Namų aš nestačiau. Turiu rūbus, turiu kažkokią tai mašinėlę, turiu savo studentų, aktorių būrį, draugų būrį. Nieko nepastačiau. Bet žinot, aš pasakysiu, jau kurį laiką aš jaučiu tokį keistą daiktą. Kad tas kamparas, tas visas eteris, kurį aš rėmiausi jo ir bandžiau jį iš jo sulipdyti kažką, kad tas eteris yra stipresnis už tos namus. Paprastai tie namai, aš važiuoju link jūsų, link Palangos ir ten žiūrėta visą gatvę, kur prie jūrininkų. Ir jie tušti, ten yra tokie monstrai stovintis ir jie griūvantis, palikę ten išvažiavę
likę gal senukai tėvai, jie stovi tie namai, bet jie yra jau kaip mirę. Ir jie tikrai statė, bet jie jau yra nugriuvę. O aš kažkaip labai stabiliai dabar jaučiuosi su to kamparu, nors aš niekam negaliu nieko parodyti, bet aš tikrai drąsiai jaučiuosi, aš tikrai, kažkaip normaliai jaučiuosi visai. Man nereikia nieko daugiau partovat to eterio, kuris yra kvapas. Jis nieko nepamatuojamas. Bet aš labai ramus, užtikrintas. Tai vat, čia irgi prie to paties bepročio, žinai. Tu tą patinai. Tai va, dabar ką dar jūs norėtumėte išgirsti, dabar apie tą realų pasaulį, nerealų pasaulį. Jeigu jau taip pradėjom kalbėti. Man atrodo, kad tas nerealus pasaulis, tas virtualus pasaulis, kuris šiandien atėjo pas mus iš ekrano ir kuriame labai yra saugu, kuriame gali nužudyti, kuriame gali pabučiuoti, kuriame gali įsimylėti, kuriame gali pasakyti. Tas virtualusis pasaulis yra žymiai stipresnis emociškai ir drąsesnis negu mūsų gyvenimas. Mes į jį įlindome ir mes galbūt nelabai matom to realaus gyvenimo. Realus gyvenimas bet dabar aš tik tai ilgai dažnai galvoju, kaip jis maišosi, tas virtualus pasaulis, ten mes matom lyg tą pasaulį. Bet šitam realiam pasauliu mes, čia klaipėdiečiai dabar esame, mes matome tą realų pasaulį. Ar mes jį apčiuopiame, ar mes matome tą, pavyzdžiui, aš dabar 5 metai čia vaikštu pas jūs pakrantį. Ar mes, Rubavičius, filosofas, poetas gražiai pasakė, sako, man atrodo, kad klaipėdiečiai neturi savo sąmonė jūros. Jie net sąmonė jos neturi jūros. Jie nejaučia, kokią vertybę jie turi ir ką jie iš jos galėtų padaryti. Jie eina galbūt, žiūri, bet jie nieko iš jos nedaro. Jie nesukuria jokios pridedamos vertės, nesukuria, kad šitiek jaunimo atvažiuotų ir čia galėtų būti rojus. Aš, pavyzdžiui, matau, kaip mes esame visi sustingę, kokie mes esame, jau dabar galiu drąsiai sakyti, prie 4 metų. Mes nematom to realaus pasaulio, kuris yra neįtikėtinai gražus aplink mus. Kodėl jūros mes nematom? Nes mes nieko iš jos nedarome. Nes aš kada nueinu nuo Melnragės, aš žiūriu nuo Melnragės iki Girulių, man atrodo, kad sąmoniai atrodo, kad dar galim ją privatizuoti kažkokiu būdu. Bet padaryti iš to kranto jie nieko nenori. Bet aš matau, kad mes tiesiog sustingom, kad tenais reiktų mums pasidalinti tuo visų krantu, ką mes ten turime, tą mišką. Žinot, vaikas būdamas užvažiuodavo, studentas būdamas užvažiuodavo Girulius ant kalno. Ten buvo parduotuvė, ten buvo daug garsų, buvo tokia mokyklėlė, vaikų lakstydavo. Aš dabar atvažiavau kažkokią parodą, ten nieks nelaksto, ten gyvena keli turtingi žmonės ir viskas pabaigta. Išdalinta. Ir nieko nėra socialaus, nieko nėra to, ką šiandien matau tarp mūsų. Aš to pasigendu Klaipėdoje, aš pasigendu pasidalinimo, aš pasigendu nuoširdumo, aš pasigendu beldimuose, aš pasigendu susidomėjimo. Tiesiog pasigendu jo čia. Ir tai, ką padarė tos mergaitės, o čia dvi, kurios mūsų kvietė į šitą Kubą ir sako, kad reikia daryti tokius susitikimus, reikia eiti. Aš labai pritariu ir visą galvą neriu į šitą. Ar mes matom tą realų pasaulį? Aš noriu dar kartą pasakyti, mes lyg gyvenam tam realiam pasauliu, bet ar mes jį matom? Nes jūs supraskite vieną daiktą, kodėl man tos mintis vis eina ir eina ir eina. Aš atvažiavau čia į Klaipėdą, mes sukūrėm su jaunų žmonių būriu teatrą. Ir kada aš paskaičiuoju procentais, kas yra procentai, tai man daros baisu. O procentai yra labai paprasti. Kiekvienas miestas, ar tai būtų Klaipėda, ar Zalcburgas, ar New Yorkas, ar Londonas, ar Maskva, iš visų jo gyventojų 2% žmonių naudojasi nesubkultūriniais menais, kurie eina žiūrėti Mažono ten teatrą, sakykime, mūsų teatrą, skaito knygas, eina į koncertų salę, eina į muzikinį teatrą. 2% žmonių. Tai yra tokia statistika. 2% žmonių. Tai vat įsivaizduokim tokį daiktą, kad mes atvažiavę sukuriam jums jaunimo teatrą. Yra Klaipėdos dramos teatrą. Gal jo nereikia. Aš sakau, bet aš galvoju, kad reikia. Dėl to mes vis ir kūrėm.
Ir tie 2 procentai žmonių yra pas mus dabar yra 150 tūkstančių žmonių gyvena. Klaipėdoje gyvena dabar 100, nukraujavom tiek. Tai ta 150 tūkstančių žmonių, tai vat įsivaizduokite, 2 procentai žmonių yra 3 tūkstančiai žmonių, kurie turi aptarnauti, suteikti piniginius, aiškiai, užmokėti, kad mes galėtume įsilaikyti. Aleksas, kad galėtų pavalgyti, kad mūsų aktoriai galėtų jaunimo teatro pavalgyti, kad muzikinio teatro aktoriai galėtų pavalgyti, kad koncertų salė galėtų pavalgyti, kad geras, nesubtilus, nesubkultūrinis kinas galėtų įsilaikyti, kad įvyktų festivaliai, kad įvyktų koncertų salės koncertai ir jos būtų pilnos salės, tai tie 3000 turi visur vaikščioti. Įsivaizduoju, kiek mūsų mažai yra. Aš nuvažiavau į Šilutę, dabar neseniai vaidinau Šilutės nacionalinio teatro spektaklį Nuolankioje. Paklausiau, kiek ten yra žmonių pas jūs. Pasakė 12 000. Sakau, nu tai 240 žmonių. Sakau, turėtų ateiti į spektaklį. Atėjo 130. Bet mes visi labai džiaugiamės, tai didelis skaičius. 130 yra ir visi buvo patenkinti, nacionalinis teatras užsimokėjo už benziną, užmokėjo mums ir išvažiavo. Mes iš jūsų, mes turim, taip kaip mokam kavą ir nebijom, kad kava kainuoja tiek, aš turiu užmokėti, taip pat ir už tą meną reikia kažkaip užmokėti, kad tas žmogus, kuris sako, aš atidaviau, jis turi kažkaip išgyventi. Ir mes dabar truputėlį atpratom viens kitam padėti. Aš netgi sakiau, norėjau daryti tokius, man labai patinka tas klubas ir pasinaudojus tą progą, aš noriu pasakyti, kad mes galbūt galim padaryti tokias paprastas akcijas. Pavyzdžiui, sakykime, nueinam, mes turim dabar raketą. Galbūt nusprendžiam visi, vat kiek mūsų yra žmonių, nueiti kažkokį tai didelį restoraną, kažkokį paremti verslininką. Paprasčiausiai suvalgyti pietus sekmadienį, kad mes galim nueiti pavalgyti pasipietus. Jau jis bus paremtas. Mes turim suvokti galų gale, kad mes vienas kitą remiame. Kad ne valstybė, ne kažkokie tai politikai mums tenais atneša, bet mes vienas kitą remiame. Mes esam bendruomenė, bendraminčiai visuomenė. Ir iš to pasidaro. Čia ne tai, kad aš sakau, kad mes turim meną pradėti, mes turim įprasti taip gyventi, kad vienas kitą paremti. Ne kad mes važinėtume džipais. Ne kad pirktume didžiausius namus prie pajūryje arba sklypus, bet tam, kad mes galėtume išgyventi, kad galėtų išgyventi šitie jauni žmonės, kurių šiandien atvažiavo į jūsų Klaipėdą 20 žmonių liko, 2 yra tik klaipėdiečiai, 18 liko visai svetimų žmonių, kuriam reikia nuomoti butus, kuriam reikia gyventi, ir tai liko 18. Ir aš labai džiaugiuosi, jūs net neįsivaizduojate, aš dabar ateinu gatvė ir aš džiaugiuosi, kad 18 žmonių vat yra jau pasipildė. Jūs net neįsivaizduojate, aš tikrai nejuokauju. Taip kaip nejuokauju, dabar atsėdi Beatričė iš Klaipėdos, jinai viena, tu viena pas mus klaipėdėti. Štai pas mus yra dar 14 žmonių, kurie dabar jau studijuoja universitete. Ir aš džiaugiuosi, kad jie studijuoja ir šeštadienį, ir sekmadienį, nes jie miestų neša naudą, jie nuperka bulkutę. Taip, atrodo juokinga. Bet jūs, kodėl aš dabar taip kalbu labai nejuokinga, jeigu šiandien mūsų, aš sakiau universitete, kas pas jūs gali, kaip gali būti universitetas, jeigu jisai ketvirtadienį paleidžia studentus namo, nes penktadienį dėstytom reikia eiti į sodą. Kur važiuoti dėstytom reikia? Aš nelabai suprantu, tai įsivaizduokite, žmogus gyvendamas Telšiuose, Plungėje, Kaune, jis išvažiuoja namo. Negi jis bus penktadienį, šeštadienį, sekmadienį, pirmadienį vakariais atvažiuoja. Sakau, tai kur ekonomika miestų? Ta pati raketa galėtų išgertų kavą. Įsuktų tą ekonomiką. Kas pas mus per sąmonę, kad mes įsivaizduojame ir staigiai man senato atstovai sako tokį daiktą. Jeigu jie būtų pasakę, kad mes tu nusišnekėtų čia nesąmonės kalbėtas, sakyčiau, atleiskit, pajokavau. Žinot, kai man pasakė, jo, mes senate nusprendėm, kad reikia paremti jauną žmogų, kad jis galėtų grįžti namo ir pasimaitinti iš mamos. Tai kada jie mokytis? Vat suprantat, jeigu mūsų tokia sąmonė, jeigu mes taip įsivaizduojam ir mes vienas kitą šitaip suprantame, tai mes niekad niekur nenueisim. O tai toks tas realus ir virtualus pasaulis. Man jis toks. Mes galim jį pamatyti tokį realiai,
ir pamatyti staigi labai papuoštą virtualioj tikrovėje. Kada mes fotografuojamės ir stovim taip, mes galime ir tokį pamatyti, išpuoštą, tai gali būti ir mūsų laikraščiai tam gali prisidėti ir pasakyti, koks nuostabus mūsų gyvenimas. Man liūdna, kai aš einu gatvėje ir nieks mieste nesutinku žmonių. Man liūdna, kai studentės paklausęs, kaip tau atrodo Klaipėda, jin man sako, aš labai norėjau atvažiuoti į Klaipėdą. Čia tokia viena iš lyginamųjų studijų buvo mergina. Sako, norėjau atvažiuoti, bet sako, man žinot, man primena žuvį, kuri išmesta ant kranto, griaučiai yra, kaulai yra, bet ji negyva. Aš sako, labai norėjau atvažiuoti į Klaipėdą, bet man sako, man dabar baugu, nes aš einu ir nematau žmonių. Aktorė, kuri gyvena miesto centre, sako, šį gatve, žinai, vedžio šuniuką ir kartais pamatau žmogų ir bijau jo. Nes jis netikėtų vietoje pasirodė vakare 10 valandą, jis gal kažkas. Tai va, tai tokia mano virtuali ir reali erdvė, nes turim ją pataisyti. Kodėl aš taip žiauriai, sakykime, kalbu? Jūs negalvokit, kad man čia nepatinka, man labai viskas patinka. Kodėl aš taip kalbu? Kalbu dėl vieno paprasto dalyko, kad ir aktoriam, ir studentam, jie gali jums tą paliudyti, pasakys, kad aš kalbu taip, kad jeigu jūs įstojate į aktorinį ir jums šiandien teatras, va toks, koks šiandien teatras yra, jums patinka, tai jūs net nestokit, net neikite tą teatrą. Dėl to, kad jau jūsų vieta yra užimta. Jeigu jums toks teatras arba muzika patinka, arba dabar tau patinka, jeigu patinka toks tavo teatras, tai neikite, jau jis ir vietos jos nėra. Tu turi surasti, kas tau nepatinka teatre ir eit pataisyti. Pataisyti. Jeigu tau patinka gyventi Klaipėdoje, negyvenk, jau viskas, tau vietos nėra. Tu turi eit surasti, kas blogai ir eit pataisyti ją. Aš taip galvoju. Tada atsiranda gyvenimo prasmė ir atsiranda kažkokia tai kelionė tavo. Ir tas pataisimas padaro tave žmogum. Siekiamybė. Ne tai, kad tu tenais pataisysi. Aišku, aš nepataisysiu. Kaip sako Hesė, labai gražiai man patinka jo pasakymas, kad jeigu tu nori pakeisti pasaulį ir jis nesikeičia, ir tu pyksti ant to, kad jis nesikeičia, tai tu kvailas. O jeigu tu nori pakeisti pasaulį ir žinai, kad jo nepakeisi, bet vis tiek keiti, tai tu išmintingas. Tai vat, man atrodo, tokiam vat rakte galim kalbėti. Tai va. Tai tiek turbūt, ką dar čia pasakytume. Jūs gal dar nepadėkit, Valentinai, aš manau, kad mes turim ko jūsų dar paklausti ir dar pasikalbėti. Tai aš gal nuo savęs tokį klausimą sugalvosiu ir labai greitai. Aš noriu kažką padaryti, ne? Tu ir darai, va dabar padarai. Dabar kažką padariau ir noriu toliau daryti. Ir maladėts. Bet jeigu aš dvejoju ir labai ilgai galvoju, o gal nereikia. Ir tai ką tik pasakiau, kad reikia. O jeigu aš jumis nepatikėsiu dabar? Nu tai čia tavo reikalas. Ne, matai, man atrodo, kad tas nepadaryt, nu ką, jau tu ir taip padaryt. Dabar mes, pavyzdžiui, pažiūrėkit, jau kiek žmonių mes surinkome. Jau mes kažkam, yra kažkoks tai bandymas pasakyti nuoširdų tiesos žodį. Mes žadam dar daryti tokį irgi klubų, norim padaryti tokį klubą, teatro klubą, kuris bus, žadam padaryti teatro klubą, Aparte, kuris vadinsis. Tai yra tokia replika pati savo turbūt. Nu, kol kas preliminarus toks pavadinimas, Aparte. Aparte tai yra, reiškia, kad aktorius vaidina, pavyzdžiui, suginčinasi su kokiu nors, konfliktuoja su partneriu, o paskui atsisuko į publiką ir sako, aš norėčiau jį užmušti, bet dabar dar negaliu, palauksiu. Ir dabar vėl toliau. Tai ta partija yra tas, kuris tikra replika, pati savo, jinai yra nemeluojanti replika, jinai tokia, tai mes norėtume tokį klubą padaryti, kad būtų reiškia, kad kuo daugiau sujungti jūs, kad galėtume nagrinėti, pavyzdžiui, daryti mėnesį kartą aptarimus, toks, tai jeigu išgirsit kažkada, žinokit, kad mes jūs kviesime visus, kurie čia atėjote, irgi taip pat kviesime ateiti ir padiskutuoti, ir pakalbėti, ir ta prasme galėtume kažką panalizuoti, ginčytis, koks spektaklis patinka, ko reikia, ko ne, gal reikia, ir vat Aleksas pasakė, kad keiksmažodžių gal nereikia.
Taip, aš irgi su to sutinku, bet galiu argumentuoti, kodėl jų yra mūsų teatre ir aplamai, kodėl šiandien atsirado teatre tiek keiksmažodžių, turbūt taip aišku. Tai, kaip tu galvoji, jau sutinki, kada eisi? Eisiu. Valentinai, jūs pokalbį daugiau mažiau pradėjote nuo bepročio. Taip. Ir tai, kad kiekvienas mes turime tą beprotį savyje, ne? Bet menininkai jį turi labiau išreikštą. Ir aš norėčiau galbūt patarimo iš jūsų, kaip pavyzdžiui mums, va tokie, kurie sėdi, dvejoja, galvoja ilgai, kaip pažadinti tą beprotį, kaip jį sustimuliuoti, ar... Jis neišreikštas yra, jis nėra, kad tu galvotum, kad jisai menininkai turi kažkokį išreikštą. Aišku, kažkas yra iš prigimtiniai dalykai, bet jis yra užauginamas kaip ir muskulas. Yra emocinis raumo, jis užauginamas. Kas tai užauginama? Jeigu jūs dabar išdrįstot padaryti tokį klubą, neturėdamos nei pinigų, tik turėdamos idėją su seserė abidvi, jeigu jūs sugalvojate ir ateinate, sakote, jūs įsirenkate Aleksą, įsirenkat mane, žinodamas, kad nereiks mokėti galbūt, o gal reiks, gal aš sakysiu, honorarą reikia mokėti man. Suprantate? Bet jūs išsikovojate šitą erdvę. Tai yra tavo beprotis, tu toliau žengsi vėl kitą žingsnį. Tai yra ta drąsa, kuri padaro mus truputėlį kitokius negu išdrįsti. Pavyzdžiui, aš buvau labai bailys. Aš tą dar kartą aš nejaučiu ne pirmo interviu tą sakiau. Aš buvau labai didelis bailys. Ir mane padarė rolės, nes mano rolės yra tikėjo tuo, ko žmogus negali tikėti. Kaligula norėjo mėnulio. Aš sako, noriu mėnulio. Ir tas norėjimas mano mėnulio, tos nesąmonės, tos beprotybės padarė mane drąsiu. Ir aš per rolės užaugau drąsius. Ne aš jas sukūriau, jos mane sukūrė. Ir jeigu šiandien aš panašus į kažkokį tai personažą iš savo, to aš nenustepsiu. Taip, aš nežinau, kur aš Masalskis. Aš tikrai nežinau. Aš nepažįstu savęs. Ir jūs turbūt nei vienas. Mes susikūrėm savo pavydalą, kad aš esu toks. Bet iš tikrųjų tokio mūsų nėra. Mes nežinom, kokie mes esame. Mes įsivaizduojame, mes taip nulydė, mums taip patogu gyventi. Man patogu būti ramiu, vaikščiot, pasakyti, žinot, aš esu, atleiskit, jūs matėt mano medalius. Galiu parodyti. Aš galiu toks vaikščiot. Man tai patinka, nieks man nekanda, nieko ne. Aš galiu vaikščiot, kaip bandytas, sakyti, ką norėjai, nuki, ne? Ką? Nori kaktą. Galiu, reiškia, padaryti iš karto padaryti tokį žiaurų ir tu galbūt jos, man negi bus patogu gyventi. Aš save nulikdau. Tai man atrodo, kad ta kaukė, kurią mes pasidarom, kiekvienas iš mūsų yra aktorius. Čia labai paprasta. Kiekvienas gali vaidinti, visi mes meluoja. Aktorius yra melagis. Kas dar nori kokį melagingą klausimą? Tai tu augink paprasčiausiai, kiekvien daryti reikia, dirbti reikia, daryti reikia. Ir kaip sako, reikia tik pavalgyti, nedaryti namie, o nait pasėst pavalgyti, jau žiūrėk, jos bus laimingos. Ar mes turim dar ko paklausti? Turim. Bet įsivaizduoju, šeimoj su jumis tikriausiai baisiai sudėtinga. Jūs patikėkit, kad tikrai nesudėtinga. Patikėkit, aš labai ne. A, kodėl čia taip sudėtinga, ką aš žiūrėjau? Palaukit, aš gaminu valgyti, moku, vairuoju mašiną, negeriu, žinokit, nerūkau, tai su manim jokių sudėtingumų nėra. Aš esu kaip angelas. Sudėtinga turbūt su tokiu, kuris, žinote, vakar kalbėjau su tokia viena mergina, moterim, kuri turi labai daug vaikų. Ir jinai sako, išsiskyriau, žinai, su pirmo vyru dėl tokio paprastos, dėl ko. Sako, žinai, aš taip atsikeliu ir aš jam sakau, tai pasakyk, kad tu myli mane. Pasakyk, ne. Ir jis sako, kad čia vėl ta nesąmonė kažkokia, nežinau, tu proto turė kažkokia, aš nežinau, kas tau darosi. Vėl tą patį kažkokia, kas čia per kalbą. Ir jinai išsiskyrė. Aš suprantu, kad kartais būna nuobodu su tais, kurie sakot, labai patogu su jais gyventi. Geriau tada, nežinau.
Nu tai turbūt ką ir pakalbėjom, ar dar kas. Tai gal ir pakalbėjom, aš apie jų garbės ratą. O kaip jums atrodo, aš norėjau paklausti dabar vis tiek, tada aš duosiu jums klausimą, jūs man atsakykite. O kaip jums atrodo, jūs patenkinti Klaipėdos visą būklę, ar jūs patenkinti, pavyzdžiui, moteris man pasakė tokį daiktą, kad sako, čia atrodo išprotėjusios kiekviena dėl vyro nežinia ką padaryti. Sako, kažkokia patologinė, reiškia, moters agresija kitai moteriai, kad dėl vyro, nes vyras čia yra kažkaip toj Klaipėdoj labai, aš nežinau, ar tiesa čia yra tai. Pasakykit man, aš nelabai susigaudžiau. Kaip jūroje. Kaip jūroje. Jo, čia gražiai pasakyta, tai čia netoli jūros. Jo, tai pasakykite, jums čia gerai, kas yra blogai, tai pasikalbėkime, mes, tas klubas turbūt ir yra tam, kad mes surastume vardiklį, kas jums čia nepatinka, arba patinka. Ar gerai čia viskas? Tuo pačiu yra šaunu visai, kai tu mieste iš ryto sekmadienį, ankstyvą rytą, tu galėjai ir tuščia ir faina. Sutinku. Tikrai. Tas irgi faina. Mes nenorėkim galbūt padaryti to pačio, kad būtų kaip Ispanijoje vakare, šeimos, vaikai, taip toliau. Nu mes kitokie. Tai ne visada reikia keikti tą. Aišku, kad irgi Klaipėdoj sekmadienį vasarą dieną, jeigu geras oras, tai kaip Užkalnis pasakė, kažkas paskelbė evakuaciją. Tai irgi trūksta. Nu, žinot, dar yra toksai labai gražus pasakymas, dar yra vienas, kad, jeigu įsivaizduot, Estijoje yra valstybinė reklama, tiesiog kabo važiuojant gali perskaityti, kad būk geras pasisveikink ryte su savo kaimynu. Jie toliau nuėjo negu mes. Jie ten iš vis net nesisveikina, ta prasme, labas nesako kaimynų. Jie toliau nuėjo negu mes. Aš nenorėčiau taip, žinai, vis tiek. Aš suprantu, kad pats labai fainai, kai ryte nieko nėra. Sutinku, bet aš išeinu 5 ryto ir tikrai nieko nėra. Aš einu vienas ir toks tau geras ir niekas man netrukdo. Aš įkūriau, aš sugalvojau barą, verslininkas manas toks pasidaryti. Ir turiu barą ir taip žiūriu, vienas praeina žmogus, dar vienas ir neužeina į barą ir dar vienas. O man verslą kažkaip reikia, man reikia gyventi. Bet mes kitokie, kodėl pasidžiaugti? Ta prasme, yra kita problema truputėlį. Bet tikriausiai čia mums gera. Kol mes neišėjom į miestą ar ne, kur dabar tikriausiai gal, netiek daug žmonių, bet mums čia, aš manau, čia saugu. Jo, arba sako, einam grupėm vaikščiot, saugiau. Tai taip, neškim tą gerą pavyzdį tikriausiai ir tas, kad mes esam čia ir tiek mūsų daug, iš tikrųjų labai džiaugsmas toksai vidinis atėmė, kad tiek mūsų daug, tą pirmą susitikimą ir kalbamės ir būnam ir ačiū. Dabar jau tikriausiai turėsim pasakyti ir labai noriu, Aleksai, jūs irgi pakviesti čia dabar dar. Ir dar norėčiau tada paprašyti, kad mūsų žodžiai virstų darbais, kaip Aleksas sakė, iš pradžių buvo žodis. Aš norėčiau, kad bent mes šiandien raketoje nusipirktume pastiklinę vandens, aš užmokėsiu už kavą, kurią gėriau. Kad mes kažką tai investuotume į šitą, sakykime, gražiai įruoštą patalpą. Aš labai džiaugiuosi, kad neatsirado iš tikrųjų, nes jos dėka mes čia visi susibūrėme. Ir labai labai ačiū jums visiems, kurie mus aptarnaujat, kurie mus pakenčiat ir visi tai labai nuostabu. Tikrai ačiū ir labai iš tikrųjų džiaugiamės, kad tą pirmą Kubo susitikimą pradėjot būtent jūs, tie teatro atstovai, tie žodžio, judesio atstovai. Ir mes nuo Kubo tiesiog norim, pratęsiant iš tikrųjų ir tą temą apie laiką, apie tą momentiškumą, apie tą virtualumą, norim jum įteikti akimirką, kuri buvo sustabdyta šiandien čia, kad jūs galbūt neatsiminsit tos konkrečios datos, tų minučių, to ketvirtadienio, bet atsiminsit tą akimirką, kaip mes čia kalbėjomės, diskutavom, juokėmės. Tai ačiū nuo Kubo ir... Dėkui jums visi.
diskusiją pratęskime, nes vakaras dar nesibaigė, labai bombastiškai pasakysiu, nes turim iš tikrųjų ir muzikos. Dabar į sceną ateis Ingaja su nuostabia savo muzika, su gitara, su savo nuostabiu balsu. Tai neskubėkite išsiskirstyti, aišku, jeigu kas skuba, tai laikas jūsų, bet šiaip dar pasikalbėkim ir gerą vakarą visiems. Ir ačiū ir iki kitų susitikimų.